supakuotus maišelius tinkamus naudoti. Drabužius, avalynę, patalynę, užuolaidas. Tai gerai. O kaip čia reikia mesti? Bet reikia grįžti. Numatyt. Nu, pažiūrėkim, kaip čia veikia. Oi, kaip gaila. Nestovėk į gatvę, mašinos važiuoji. A tu supranti? Žmogau. Nu, ne. Iš kur aš galiu suprasti? Blondinė būdama, ne? Nu, nelabai blondinė. Ne. Nu, kaip čia surišti? Gal nieko neatsitiks, ko nesurišiu? Tai buvo maišelis tavo, ne? Aš negalvojau rišti. Ne, negalvoju. Man čia įdomiausia, kai žmonės nemąsto. Mane. Na. Lengvabūdžiai. Bet gerai, kai yra mąstančių. Neik mašiną važiuoti. Man iš kur gausi maišelį. Taigi Mindaugo buvo daug pridėta. O tu neturi maišelį? Einu pažiūrėsiu. Neik. Nežiūrėk. Va, maišas. Na, užkrovus. Kelnės išmės. Taigi visi drabužiai geri. Taigi blogų nemesi. Kodėl tu toks piktas? Nu, kad jūs padarote taip, ką reikia daryti 10 kartų. Iš karto negali padaryti darbą gerai. Kodėl? Dar daugiau. Dar vienu padaugėja. Gerai, pasimti gerą maišelį, kad surišt galėjai, supakuoti. Papasako, kokį reikalą padarai. Tai va. Mano žmona įsivalė spintą. 10 metų buvo prisidėjus škurlių ir nenešioja. Kur jau 10? Nu, 5 metai. Nu, nedaugiau. Stumdė iš vienos vietos į kitą, kad nesupelytų. O vieną dieną... Gal net ir mažiau, gal kokie... Vieną dieną 3 vežam, yra konteineriai, sako Joniški. A ne? Na. Nu va, išbandėm konteinerius. Ne, čia ne bandymai buvo atlikti. Ne? O čia buvo kažkam geri darbą padaryti. A ne? Ja, davai. Nu, davai.